Labas vakaras, mėly bendrakeleiviai gerovės link. Nors astronominis pavasaris jau prasidėjo, bet tos šilumos kažkaip tai norisi daugiau, bet, matot, čia gėlės tą nuotaiką sukuria ir norim pasišnekėti jau link artėjančių Velykų. Įvairiais būdais, kaip ir prieš Kalėdas, norėjom pasipuošti savo namus ir prieš Velykas irgi, aš nežinau kaip jūs, bet mes visada prie namų darom kalėdinį medį, kur kabiname įvairiaspalvius ten ornamentus, kiaušinius ir panašiai. Ir visai neseniai aš socialiniai medijai pamačiau, kad mano labai gera draugė Irina, jinai daro tokius, aš esu gavusi dovanų kalėdoms, labai gražų tokį eglutės papuošimą, o pasirodo jinai daro Fabergé kiaušinius. Aišku, ne tos tikruosius, bet naudoja technologiją, apie kurią šiandien papasakos. O dabar kuo tai susijęs su mūsų gerovės link ir visa mūsų filosofija, to visapusiško sveikatos, gerovės ir taip toliau. Nes pasirodo, mes labai klaidingai manom, kad visi tie rankų darbeliai, kuriuos ten darželį ir mokykloje vaikučius mokina, kad čia yra tik tai vaikų reikalas. Ir visai nepasirodo, kad suaugusiam lygiai taip pat naudinga išmokti kažko naujo, nes ten ir motorika, ir lavinasi visi kiti įgūdžiai. Ir tiesiog, kiek aš atsimenu, mano aplinkoje moteris ir mezgė, ir siuvo, ir siuvinėjo. Ir tai suteikia tokią ramybę namam ir tą stresą nuima ir visą tai mes paklausinėsim, kokia tai yra nauda ir kas čia per tą stebuklingą technologiją su labai tokiu įdomiu azijietišku pavadinimu. Ir apie tai papasakos, kaip jau ir minėjau, mano draugė Irina, kuriai čia aišku yra tik tai hobis. Jinai ten labai rimtas pareigas užima, bet mes neišduosim. Labas vakaras, Irina. Labas vakaras, Rūta ir visi. Va, esi pas mus paminėta kaip kimekom entuziastė. Kūrybiški žmonės gali tai pavadinti. Taip, ir mes šiandien kalbam būtent apie tą kūrybiškumo lavinimą ir kiek aš tave pažįstu, tai tu visą laiką kažką ten ar mezgi, ar važiuoji kelionės mezgi, ar ten siūni, nežinau, bet vis kažką darai rankom. Nors kiek žinau, tavo darbas yra labai su galva susijęs, kad reikia daugiau galvoti ir sprendimus priminėti. Tai tu dabar man papasako, kodėl tu taip, čia nežinau, ar čia nusiraminimas, ar čia įkvėpimas, kas tai tau yra? Turbūt darbas savo laiku, kai vystosi technologijos, atėmė galimybę rašyti ranka. Tai kažkoks veiksmas vis tiek turėtų būti, kada dirbi galvą. Tai pakeičiau į rankdarbius įvairius. Bet jei rimtai, tai aš nežinau, aš gaunu labai dažnai iš savo šeimos frazių tokių, kad kaip čia tau suaugusiam amžiuje staiga gimė noras kažką tai daryti rankomis, nes niekada to nebuvo. Piešinius mokykloje, kiek reikėjo, man tėtis nupiešdavo, atsimenu, ir aš nunešdavau juos, nebuvo to tokio pomėgio. Bet aš labai gerai atsimenu, kad paauglystėje jau buvo išsivystęs tos noras, pavyzdžiui, siuvinėti ir sukurti savo rankų darbo marškinėlius kokius nors. Ir visi man pavydėjo ir sakė, kad mama iš Lenkijos parveža, tada tai buvo tik tai pradžia kelionių į užsienį, tai visi traktuodavo, kad tikrai mama atveža, o aš jos profesionaliai padarydavau tokius išskirtinius, kad tik aš tokį turėdavau. Tai reiškia, buvo jau tada tos užuomazgos rankų darbo ir turbūt kilo viskas iš to, kad man labai patinka pats procesas. Man nepatinka tai, kas gaunasi labai dažnai, iš tikrųjų. Yra labai mažai sferų, kur man tikrai patinka ir šiandien mes kalbėsim apie tą, kur man patinka rezultatas. Bet visuose kituose aš mėgstu tapyti, aš mėgstu epoksido visokius dirbinius daryti, mėgstu bandyti naujus variantus. Man pats procesas iš tikrųjų nuramina, kažkaip sudėlioja mintis, sugebu su šito darbo visiškai atsijungti nuo to, kas buvo dienoje, pamiršti tos dalykus. O kartais, jeigu iš ramybės į tai įeinu, tai labai gimsta gerų sprendimų visiškai nesusijusių su to rankdarbiu, bet tiesiog tu ant tiek atpalaiduoji smegenis, kad tau sprendimai ateina į klausimus, kuriuos tu negalėjai išspręsti iki tol. Bet apie tai, žinok, aš ir skaičiau, kad būtent yra tas keli elementai. Vienas elementas, kad tu iš nieko padarai kažkokį objektą, kuris yra apčiuopiamas, užbaigtas ir tave tai suteikia tą pasitenkinimo jausmą, kad tu tai sukūrei.
O kitas dalykas yra būtent, kad kai atsipalaiduoji, įsijungia va tie visi sprendimai, ten net ir verslo idėjos, net ir kažkokie, sakykime, situacijų. Tai va, kad būtent tas va darbas rankom padaro šitą va stebuklą, tai grinai, va, kaip tu ir sakai, tas efektas pas tave ir yra. Jo, man dar yra turbūt tas momentas, kad aš labai dažnai darbe rezultatas ateina ne iš karto. Tu darai, tai yra ilgalaikis procesas, rezultatą kažkada kažkur tai, ypatingai kai aš dirbu draudime, tai ir pardavimuose nieks nepajaučia tos naudos iš karto. Nauda pasijaučia tada, kai atsitinka nelaimė. Ir tu tikiesi, kad to neatsitiks, taip pat kaip ir klientai, ir nenori priartinti to rezultato, bet iš kitos pusės tu jo niekada ir nejauti taip greitai iš karto. Kai dirbi rankom, tu tą pačią dieną, net jeigu nepadarai iki galo, bet tu tą pačią dieną kažkokį rezultatą apčiuopiamą pamatai. Ir tas iš tikrųjų suteikia tą tokį pasitenkinimo jausmą labai didelį. Taip, ir vis dėlto vis tiek tai tu kažkokį tai grožį, estetiką sukuri, ne šiaip ten, sakykime, kažkokį tenai bulvių košę, kuri gali irgi būti graži. Taip, bet ne visada tu kažką tai gražaus. Pavyzdžiui, aš paėmiau čia pavyzdžių, ne? Kažkam atrodo gal gražu, aš nesu labai taip teigiamai nusiteikusi. Yra gražesnių, kurie gavosi variantų kitą dieną, visai toks įdomesnis variantas. Bet tas grožis yra labai subjektyvusgi dalykas, ne? Ir vienam tai yra gražu, kitam ne. Kažkada tapiau paveikslus, kuriuos labai norėjau išmesti, nes man tai buvo tik procesas, bet vyras juos pamatė, sakė, jokių būdų, tu ką čia, ta prasme, parodą galima daryti ir išvežė į biržus, ir kad aš tik tai jų nepaliesčiau, netyčiau. Beje, man už nugaros yra irgi mano tapyba. Bet aš norėjau paklausti, ar čia tik bus tavo piešta. Tai dabar tu mums dar trumpai išvardink. Mesgi, siūni, tapai, tą Kimekomi, kur sužinosim neužilgo. Taip, epoksido žaidžiu visokius. Epoksidas, aš taip pavyzdžiui. Epoksido dirva yra, iš kurios yra pilama tiesiog įvairių spalvų epoksidas į formeles ir gaminami padėkliukai įvairūs, pakabukai, gali būti stalas, net yra pas mane pagamintas žurnalinis staliukas, čia dabar neatnešiu, kur tiesiog užpiltas paviršius ir jisai yra įvairių spalvų ir toksai blizgantis, užpildytas gražus. Ten irgi negražių nesigauna. O tada tu man pasakyk, pas tave būna periodais, pavyzdžiui, mezgimo periodas, tenai piešimo periodais būna, ne? Taip, ir aš esu iš tų žmonių, kuriems gan greitai nusibosta. Aš negaliu ilgai užsiimti vienu kažkokio, tai viena kūryba, man nusibosta, tada aš turiu išbandyti kažko tai kito. Paskui būna, kad grįžtu prie išbandytų dalykų, bet pastoviai užsiimti to pačiu man nesigauna. Gerai, tai mes taip palengva po truputį priėjom prie to Kimekomi. Kaip tu apskritai susipažinai ir kas čia per dalykas? Susipažinau su Kimekomi kaip dirbiniu prieš labai daug metų, gal nežinau, kokiu 12, pamačiau pirmą kartą ir man buvo žiauriai įdomu, kaipgi čia darosi tas dalykas. Ir aš galvoju, reikia surasti, kas galėtų parodyti, tai turbūt įmanoma padaryti rankom, bet tiesiog aš didesnį biškutį burbuliuką tokį pamačiau kalėdinį, čia aš dabar paėmiau, kas tiesiog buvo po ranka, nes kalėdiniai jau kažkur paslėpti yra variantai. Ir aš pamačiau labai, tarsi susižavėjau, bet negalėjau rasti, kas pamokins. Tada prieš kokius 6 metus turėjau patekti į mokymus, užsirašiau ir, taip atsitinka, susirgau, negalėjau sudalyvauti, apsiverkiau, kad taip norėjau ir nesigavo man. Bet prieš 1,5 metų draugė viena parašė žinutę, sako, žiūrėk, pas mane yra pažįstama, čia organizuoja tokį mergaičių vakarėlį, kurio metu pamokins, kaip Kimekomi žaisliukai gaminasi. Gal tu nori prisijungti? Ir aš tikrai, aš būsiu tu ten sąraše, ten kiek žmonių tau trūks, aš už tiek damokėsi ir aš tikrai būsiu tenai. Tai čia toks stiprus noras buvo, ne? Taip, man tas noras, aš labai norėjau pajausti ir suprasti, kaip tai iš tikrųjų gaminas, nes pačiai, aš žinojau ant kokių formų, kad tai daroma su medžiaga, bet man norėjosi suprasti, o kaipgi tvirtinasi, kokiais ten klijais, kokiais ten dar dalykais užsiemama. Ir to nežinojau. Bet įdomiai tai, kad aš norėjau pajausti tai praktiškai, aš neskaičiau nieko apie Kimekomi, visiškai, nei kaip tai daros, nežiūrėjau jokių video, aš norėjau tai pačiupinėti ir pabandyti.
Ir sulaukiau savo eilės, kai mes pagaminom vat, per tą pamoką po žaisliuką, aš pasakiau, aš dabar ilgai tai darysiu. Ir grįžus namo, aš pripirkau visų medžiagų, visko, ko reikėjo, instrumentų, visko ir buvo mėnuo mano vienos toks darimas. Pati savo prigaminau čia tų žaisliukų krūvą, aišku, pridovanojau ten gražiausius žaisliukus kažkam tai. Ir pradėjo tada draugės klausti, tai kaip tu čia tai darai, gal ir mus pamokinsiu, tai lengvai, čia pakviečiau namus draugus, tada gimenių buvo balius, kur mes kūrybiškai leidom laiką, gaminom tuos žaisliukus ir taip gimė mintis daryti net tas pamokas ir tam, kas nori. Tai jau buvau ir mokyklose, ir įmonėse kartais grupėse, ir į namus atvažiuodavau pamokinti. O pernai kilo tokia mintis kažkaip po to kalėdinio viso bumo, nesustot. Ir galvoju, kalėdos tai baigėsi, o tai ką dabar daryti, o norisi daryti toliau. Ir tada nuvažiavus į parduotuvę, kur pirkau tos burbuliukus, ant kurių daryti, matau, kad yra tokios pet medžiagos ir kiaušinių formos. O, geras, taigi galima tas kiaušinius padaryti taip. Padariau vieną, kitą ir taip pastačiau, dar kojytės jiems pritvirtinau ir taip tikras Faberže. ir kai parašiau savo draugiai, kad nuotrauką nusinčiau, parašiau, turiu Faberže kiaušinį, jinai patikėjo, kad tai yra iš tų Faberže kiaušinių. Tokių, nes iš nuotraukos nesimato, kad tai yra medžiaga. Tai nuo to laiko ir kilo ta mano užpatentuotas Faberže kiaušinis. Ale Faberže mes vadinam. Tai vis tiek, jau tu dabar pasidomėjai, tai pasakyk, tai kas, kodėl Kimekomi? Čia japonai, kas čia? Taip, čia yra japonų technika, jai pasirodo yra ten žiauriai daug metų, dabar net neatsimenu, nuo kada prasidėjo, ten 17 amžiuje kažkada. Jie gamino lėles ir darė tai sunkiuoju būdu, dar tada ant medinių formelių, pjaustė griovelius ir ten kištavo tas medžiagas visokias ir darydavo. Ir paskui jau su laiku prie kalėdinių šventimo perėjo, reiškia, prie tų burbuliukų medinių dar tada, o paskui palengva perėjo prie lengvesnių medžiagų, iš kurių lengviau gaminasi ir kurie lengvesni patys iš savęs gaunasi tie dirbiniai. Tai tu pasakyk, tai tu tas formas kažkur jas perki, tu ne paties darai? Ne, formas aš perku, taip. Galima jas pjaustyti, gaminti visokias iš putplasčio dažniausiai, bet pagamintos jos yra taisyklingesnės formos iš karto ir tau nereikia pačiam labai daug, nes su putplasčiu yra labai daug aplinkui džiaugsmo paskui tvarkyti. Parodyk, kaip atrodo. Pavyzdžiui, bet taip atrodo pradžia kalėdiniam žaisliukui, o taip atrodo pradžia Faberže kiaušiniui. Tai čia irgi iš putplasčio padaryta tie visi? Taip, čia yra iš putplasčio, jisai tiesiog tokios formos. Ir galutiniam variante gaunasi jisai toksai. Wow. Ir ten kojytės ir jisai stovi ant tų kojyčių? Taip, dabar aš galvoju, ar aš turiu čia, tuoj minutėlę, kaip. O, kokią nors lentutę. O taip jisai pasistato, matosi? Matosi. O viršui, pavyzdžiui, galima pakabinti? Galima padaryti, kad pakabinti būtų ant ko. Čia yra, kaip sakant, fantazijos reikalas. Kaip tu nori, gali bantų pririšti, gali padaryti ant ko pakabinti, gali, man kažkaip su Faberže asocijavosi labiau kojyčių turėjimas, kad turi stovėti kažkur tas kiaušinis. Nes daug kas kitos medžius velykinius puošia tais visokiais kiaušiniais, plunksnom ir panašiai. Taip, tai tada geriau daryti kaip ir kalėdinį žaisliuką su kažkokiu pakabinimo variantu, kad tu galėtum jį. Tai gerai, nusipirki, o kur perki ten tą visą reikalą? Perku dažniausiai yra DNS tokia siuvimo priemonių parduotuvė, jie turi ir rankdarbių visokių skyrių, arba yra Šiaurės miestelėje, kaip jie vadinasi, kažkas tai ten, partija kažkokia tai. Ten irgi tų tokių. Ten, kur gal gimtadienio. Netolės arti. Jo, ten yra dvi parduotuvėlės šalia viena kitos ir vienoje yra, kur dėžutės visokios juostelės, tai ten yra ir šitų. Aha, kaip tik važiuosiu ten, nes mano močiutei penktadienį 100 metų, tai galvojau, reikia kažkokią karūną jai nupirkti. Geras. Pasveikink močiutę nuo mūsų. Gerai.
Tai gerai, žodžiu, Jo. nusiperki ten tą burbulą ir tada medžiagos, o jos turi būti kažkokios specifinės? Aš dažniausiai stengiuosi naudoti bent jau dalį medžiagų veliūrą, nes jisai labai gražiai taip blizga ir labai gražiai jisai minkštas yra audinys ir tada jisai gražiai gulasi. Bet įdedu tarpus arba kažkokias formas, panašiai būna įvairių spalvotų medžiagų, visokių, kokių tu nori. Dažniausiai imu kokį trikotažą ar kažkas tai, kas lengvai tamposi ir nėra storas, kad į griovelius lengviau įsidėtų tas audinys. Šiaip pradžiai naudodavau viską, ką turiu namuose, nenešiojamas skareles kokias nors jau išmetimai bliuskutės skirtas ir panašiai. Paskui, kai jau pradėjau vesti tas edukacijas, pamokėlės kaip, kadangi medžiagas visas aš atvežu, tai tada pradėjau pirkti jau tas atkarpėlės medžiagų. Bet neperki dideliais kiekiais, o būtent kai būna ten tokie jau supjaustyti likučiai. Iš tų likučių, nes labai gražių galima audinių paimti ir jo daug nereikia, nes kiekvienas nori kitokios spalvos pasirinkti. Gerai, tai dabar jau išsiaiškinom, turim formą nusipirkę, tada turim medžiagų nusipirkę ir tada kokių įrankių reikia? Kokių įrankių reikia? Reikia pieštuko tušinuko, tam, kad nusipiešti formą, kaip tu pjaustysi. Pavyzdžiui, jeigu aš imu formą tokią, ir aš ją stengiuosi nupiešti. Iš pradžių pieštuku aš stengiuosi išdalinti tiesiog, kad šiek tiek proporcijas išlaikyti, tiesiai linijas piešiu, paskui jau tušinuku savo, kad gerai matytųsi tą formą. Ir jos gali būti visokios, ne? Čia matosi tos formos. Matosi. Kitaip. Tada kitas dalykas, reikalingas peiliukas, kuriuo tu supjaustysi tą formą. Tai peiliukas yra specifinių, aš esu kūrybiškas žmogus šitoje vietoje, aš renkuosi kanceliarinius tokius peiliukus, popieriui, kur pjaustyti yra skirti. Tada reikalingas, kai išpjaustom jau tas linijas, reikalingas irgi toks plonas specialus instrumentas, kuriuo sukaišoma medžiaga į vidų. Tai čia irgi galima pažiūrėti kūrybiškai ir labai gerai tą įrankį atstoja paprastą visų moterų namuose turimą dildę. Jinai yra aštri, bet ne tiek aštri, kad supjautų audinį ir pakankamai gera, kad susikišti. Ką dar reikia, medžiagai apipjaustyt, tai turiu žirklutes, naudoju mažytės, kurios yra ardymo dažniausiai, nes patogiau iš visokias formas iškirpti. Bet iš esmės tinka bet kokios žirklės, šitoje vietoje svarbu tik tai, kad aštrios būtų. Ir ką mes darom, kai supjaustamos tos linijos, dedasi audinys ant tos vietos, kur, reiškia, tą pasirenkam formą, šiek tiek sukaišom, apkerpam kraštus ir tada dakaišom iki galo jau tą audinį. Kartais tas griovelis gaunasi nelabai gražus, nes, visaip ten būna ir supjaustom kartais iš šoną šiek tiek, pataisyti norisi ir panašiai. Bet kom yra graži šita visa technika, kad tai nėra baisu, nes ant viršaus mes, kai sudėliosim medžiagas, tada paimam juosteles ir su juostelėm gražiai tas visus griovelius padailinam. O čia klijavimo jokio nėra, čia viskas nėra klijavimo. Taip, čia yra tik tai adatėlės, nes kai yra, griovelis eina toksai lenktos formos, vietomis reikia prisekti su adatėlė, kadangi nuslysta ta virvutė. Ir viršus apačia dažniausiai su adatėlėm yra tvirtinamas. O toliau jau fantazijos reikalas. Ką nori, kokios nors nori, gali ten, nežinau, bižuterijos išardyti ir prilindinti visokių papuošimų. Galima iškarpyti iš audinio kažkokiu, padaryti drugelių, gėlyčių ir panašiai. Žiemą ant kalėdinių žaisliukų blizgučių dedam daug. Pasakyk, Irina, tu juk anksčiau vaikystėje sakei, kad iš vis neužsiminėjai, ten ir nepieždavai, ir nedarydavai ir visa kita. Ar yra tu, pavyzdžiui, savo atsakį, kada tu pradėjai ir koks buvo poreikis ir vis tiek juk turi nusipirkti daiktą, kad pradėti tą kitą daiktą gaminti, ne? Tai kas buvo tas impulsas? Pradinis, tai kaip atsimenu, tai buvo paauglystėje su to siuvinėjimu. Tai turbūt buvo tas laikotarpis, kada norėjosi kažko išskirtinio, o parduotuvėse to nebuvo. Tai tiesiog atradau tą
būdą, kad kaip pagaminti tai, ką tu iš tikrųjų nori. Ir paskui procesas patiko. Aš atsimenu, į stovyklas važiuodavau vasarą, imdavau su savim siūlus, adatas ir kažką siuvinėjau tenai stovykloje. Nors nebuvo laiko tam, bet naktimis kažkur tai ten patamsiai tą dariau. Tada buvo kažkoks tai sustojimas tame ir jau taip dažniau grįžti prie kūrybos pradėjau jau visiškai kokiu 27-8 metų. Mhm. Bet tai čia vis tiek yra susiję, sakykime, tas noras rankomis daryti, kurti, vis tiek tai su kažkokiu emociniais turbūt išgyvenimais, aš taip įsivaizduoju. Aš manau, kad su protiniu nuovargiu labiau susijęs. Tu nori kurti rankom tada, kada tu nori, kad pailsėtų galva. Tai bent jau suvedu tos taškus, kada pradedu tą dalyką daryti, tai kai labai pavargstu jau emociškai arba mentališkai, tai tada man yra didelis noras. Arba išreikšti save, tapyba, pavyzdžiui, tai yra emocijų paleidimas man. Aš labai tada išleidžiu viską, kas prisikaupė visaip, pasisėmiau naujos energijos iš to ir kurti, tai daugiau susijęs su būtent, kai pavargsti, labai noris. Dabar jau tapo toks 2 kartus per metus, Kalėdos ir Velykos, ne visai susijęs su to nuovargiu, bet daugiau su to, kad tai yra laikotarpis, kada ir žmonės nori tai daryti, tai darom kartu. Jo, nes aš ir kai skaičiau, kad čia iš tikrųjų tas būtent rankų darbas ir tas kažkoks tai tas ta flow, ta, sakykime, energija, kai tu užsimiršti, laikas tau visai dingsta, tai tau ir yra galimybė išspręsti kažkokią dilemą, kur tu negalėjai sprendimo surasti. Arba kažkoks ieškojai sprendimo būdo, kažkaip visai kūrybingai, visiškai kitaip pasižiūri į tą kažkokią problemą, visai iš kito kampo. Ar yra taip tau tokių momentų? Yra? Jo, tas momentas yra, kad labai dažnai, kodėl mes negalim rasti to sprendimo, todėl, kad mes, užsiciklinam mąstyme, ne? Mes visą laiką apie tai galvojam ir tada nelankstus tas smegenų vingis pasidaro labai. Ir kai tu pradedi visiškai kitą veiklą, nueini, tada tu atleidi tą mintį, atsipalaiduoja smegenys ir tada tas sprendimas, jisai tiesiog natūraliai tau gimsta, ateina į galvą ir tu jį šitoj vietoj tiesiog pagauti reikia. Ir net jeigu ne tuo metu, kada darai, bet vis tiek tu ant tiek atpalaiduoji smegenis, kad vėliau tu grįžęs prie to klausimo daug greičiau ir lengviau išsprendėjai. Ir man, jau, pavyzdžiui, darbinių klausimų labai daug atėjo sprendimų, būtent darant kažką. Nes man tai truputėlį yra, kaip čia sakyti, susipykus aš su rankų darbais. Aš iš tikrųjų esu ir piešus, ir ten rankom bandžiusi ir megzti ir visą kitą, bet man kažkodėl šitą sferą nežinau, ar aš ją pati savo uždariau, ar jinai ne mano sfera. Ir man labai įdomu visada klausyti yra žmonių, kurie būtent per tą piešimą, per mezgimą, per kūrimą, per net ir tas skulptūrų darimą įvairiausių iš medžio drožinėjimą, aš tiesiog žiūriu ir žaviuosi tai žmonėm, nes aš, pavyzdžiui, manau, kad man yra neduota, nors gal iš tikrųjų reiktų pabandyti tiesiog. Kimikome gali drąsiai bandyti, nes kiek esu dariusi tų pamokėlių, kiek žmonių bandė, nesvarbu vyrai, moteris, vaikai, suaugę, negražių dalykų nesigavo niekam. Tarsi, vienas variantas buvo, kada sulūžo tiesiog forma. Tai, nesigavo gražiai dėl to, kad jinai tokia kreiva, norėjo daryti ją iki galo. Bet šiaip deriniai visokie įmanomi ir visi tikrai, wow, ir aš pasirodo moku ir galiu tai padaryti. Tai atverti tą savo, kad gali, tikrai geras būdas. Tai man, žinok, pirmas žingsnis buvo, tai aš visą laiką žiūrėdavau tos kalėdinius vainikus, kaip pinasi. Moteris pačios ir visą kitą, man irgi buvo kaip iš kosmoso sferos. Ir aš iš tikrųjų dėka gerovės link ir išbandžiau. Tiesiog pati paėmiau ir pabandžiau pernai padaryti ir šiemet pakartojau. Ir iš tikrųjų tas procesas nustebina. Ir ne tai, kad jisai, supranti, visai įvairiausi jausmai atsiveria, net ir pykčio elementų pas net tikrai buvo, kai ten tos eglės bada, tu negali surišti, bet supranti, tai kažkokia energija matyti reikia išeiti. Taip.
Tai ir čia būna, ne viskas gaunasi taip, kaip tu numatėjai, kad bus. Man, pavyzdžiui, ne vienas žaisliukas nesigavo toks, kokį aš planavau, kad jisai gausis, nes vis tiek tu eigoje kažką pakeiti, kažkas nesigavo, tu turi tada pakeisti ten tą raštą šiek tiek ir panašiai. Ir nesigauna taip, kaip tu norėjai, kad gautųsi. Ir toks pyktis apima žiaurus šitoj vietoj. Tikrai tu ten mest nori viską, ten būna dar tas peiliukai, jie labai aštrus, tie kanceliariniai peiliukai. Įsipjaustai, tada išteplioji kažkur tai ten tą audinį, ten dar pikčiau, tada reikia nuimti viskas. Bet tai reiškia, kad viduje yra prisikaupusi tam tikra emocija, kurios tu dar neišleidai ir va tau būdas, ant ko supykti, nu tugi gali supykti ant žaisliuką, niekam nepakenkus. Na taip. Bet supranti, kaip įdomi, aš ruošiausi būtent prieš šitą laidą apie kūrybiškumą ir visą tai, ką tu pasakei, iš tikrųjų viskas yra ir taip ir surašyta, kad būtent ne taip tos užspaustos emocijos, kurių tu ten negalėjai išlieti, išsilieja, ir kažkokios naujos, kurių tu net nežinojai, kad turi atsiranda ir išjauti. Ir žodžiu, labai įdomus tas dalykas. Aš taip spėju, kad aš kadangi mažą vaiką auginu, tai man truputėlį aš mažai žingsniais einu į tą dalyką, bet aš manau, kad tikrai aš su mielu noru atrasiu ir tą akimėkomį. Ir dabar pasakyk, jeigu atsirastų entuziastų, kurie norėtų pas tave pasimokyti, tai koks yra procesas? Tave reikia informuoti. Taip, tiesiog reikia pasakyti, kad norim tiek žmonių ir tada susitariam, ar turim vietos, ar neturim, kažką reikia surasti ir kaip tai padaryti. O visais instrumentais, tikrai dabar turiu pakankamai instrumentų, tai kokių 30 žmonių vienu metu galėtų būti, bet tokio kiekio tikrai nerekomenduoju rinkti, čia buvo tik tai vienkartinis toks eksperimentas, nes tiesiog aš nespėju kiekvienam kažką tai padėti, paaiškinti ir parodyti. Tai ten 10-15 žmonių grupė, tai tikrai įmanoma, instrumentų visiems turiu, medžiagų irgi pakankamai yra, jeigu ką galima dapirkti, ne problema, žinau vietas, kur ir ką ir pirmin. Tai aš galvoju, gal prieš Velykas kažkokias savaitės ar 2 prieš aš užklausiu grupiai, gal atsiras norinčių, nes aš tikrai norėčiau pabandyti pati ir visų pirma apskritai savo tas duris atidaryti. Ir dar pažiūrėti, gal atsirastų ir norinčių prie mūsų prisijungti, nes mes jau galim ten ir 5 susirinkti ir padaryti. Jo, viskas yra įmanoma, tik tai, kad tas laikas prieš Velykas ten, kuo anksčiau reikėtų pasitarti prieki, nes visi planuoja tą savo laiką, o ir pas mane yra tas laikas ne visada laisvas ir jau yra keletą tų pamokėlių užsakytų, tai jau, žiūrėt, reikės tada laiką pasiderinti visiems. Tai gal galima būtų prie tų pamokėlių, ar ten kažkokios uždarios kompanijos? Ten uždaros yra kompanijos. Supratau. Gerai, tai paieškosime. Jeigu atsiras entuziastų, kurie nori pasimokyti, tai tada būtinai susiorganizuosim, nes mane jau tu suintrigavai. Gerai. O jeigu kažkokia, aš galiu ir grupę parašyti, jeigu kažkokia atvira grupelė atsiras, kas norės prisijungti, tai irgi galima būtų tada padaryti. Tai ačiū, Irina, akimėkom entuziastė. Tai ačiū Jums, kad pamatėt ir įvertinot. Tai tada aš labai padėkosiu, dar neišeik į studiją su tavim, dar pasišnekėsim ir dar gal gali kažką palinkėti mūsų grupės žiūrovams. Aš noriu palinkėti to kūrybiškumo, bet nebūtinai per meną. Man kūrybiškumas yra šiek tiek plačiau. Tai yra tiesiog drąsa eksperimentuoti, bandyti ir ieškoti, kaip atidaryti duris tada, kada jos uždarytos to švelniuoju būdu. Nes jeigu, kai tu klausai apie kūrybiškumą, kada jisai man prabudo, tai tas meniškas galbūt prabudo vėliau, o kūrybiškumas, kaip rasti sprendimą, jisai tiesiog iš to, kad tu nori išgyventi, kartais gimsta. Ir darbe man tenka pasitelkti kūrybiškumą labai dažnai, nors tai visiškai su menu nesusijusi sritis. Tai aš linkiu visiems būti kūrybiškiams ir kurti savo gyvenimą kuo lengvesniu ir kuo gražesniu. Ačiū tau, Irina. Ir tada dar pasišnekėsim. Viso gero žiūrovams. Viso. Ir aš tada noriu su jumis atsisveikinti iki kitos savaitės ir atsisveikinant užsklandui paliksiu kelis patarimus, kaip tą kūrybiškumą skatinti. Visiems gero vakaro ir sudiev.